mūsų organizmas yra toksai, kai jis prisitaiko prie vairių sąlygų, prie vairių, netgi pasakyčiau, nuodų. O mes šiandien nuodų tikrai nemažai gauname, ne tik tai iš oro, ne tik tai iš maisto, bet ir iš vaistų. Taip kad, kaip išlaikyti dabar tą mūsų organizmą, kai jis tikrai būtų patvarus. Ne veltui rytiečiai sako, kad liga tai yra gamtos kerštas už dėsnių ir įstatymų nesilaikymą. Tai pagalvoju, jeigu tą giliau paanalizuotume, mes pamatytume. Žmogus faktiškai gimsta sveikas. Na, ten koks procentas viens kitas paveldimamo atsinešam, bet pagrindė tai taip yra. Ir toliau prasideda mūsų kelias į gyvenimą. Ir dabar turbūt jau daugumą jau žinome, kad tie 3 savybės, kurios reikalingos žmogui, tai yra kas? Mityba, judėjimas ir emocijos. 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos mes šiandienai turėtume laikyti. Nu, per 50 metų praktikos turbūt gal dar daugiau. Praėjau tikrai ne vieną mūsų gamintojų papildų sistemą ir priėjau galutinės išvados, kad vis dėlto reikalingi mums papildai. Šiandien yra tokios technologijos, kad labai puikiai galime nustatyti, kokie produktai atitinka mūsų organizmo poreikius ir kokie produktai lošina. Bet deja, kaip tas vienas kolega atvažiavęs iš Airijos sakė, Lietuva tai yra toks pagundų kraštas. Jūs taip viską skaniai mokat padaryti, kad valgai visus tos negali. Tai vat vienas iš tų priežasčių šiandienai, tai yra nekokybiškas maistas arba to maisto perteklius. Ot, kas Sibirė pabuvę puikiai žinojo. Sakė, jeigu mes būtume valgę tiek, kiek jūs dabar valgote, mūsų seniai ten būtų nei vieno gyvo nelikę. Pasirodo geriau nedavalgyti, nedagerti, bet laikytis va to vadinamojo pusiausvyros dėsnio. Ir ką pastebėjau, pradedant apie papildus, nu prieš kokią gal 30-40 metų irgi buvo. Tačiau visi, kas susidūrė su homeopatija, sakydavo, kad daugiau 3 komponentų negali įeiti į papildą. Taip, jie tuo laiku buvo teisūs. Kadangi daugiau įjungti į tą sistemą, daugiau papildų, daugiau komponentų, vaistažolių ir panašiai, būdavo gana sunku nustatyti, kokios pasekmės bus toliau. Dabar šiandienai, kai yra tokios technologijos, kad mes galime nustatyti į 2, į 3, į 5, į 10 produktų, kurie vienas su kitu bendrauja, santykauja arba vienas kitą papildo. Negi pavyzdžiui, kodėl aš atsisakiau folio metodų testavimo. Jeigu jūs gerite aspiriną, puiku. Valgo duoną, puiku. Bet jeigu sumaišysite aspiriną su duona, tai gaunasi toks nuodas. Ne, nieks šito turbūt nepasakė, net nežinau. Ir daugiau vaistažolių, kurios atitinkamai reaguoja. Aš prisimenu, kai mokiausi, mums Novosibirske davė lentelę, kokie augalai, kokios vaistažolės reaguoja su mūsų cheminiais preparatais. Dėja, niekas turbūt net nematė tokio ir niekas nieko nežino. Gydytojas išrašė receptą ir net nepaklausė, ką jūs naudojat, kokią arbatą, kokias žolelės gerite, valgote. Niekam šitas dalykas nelabai turbūt rūpi. Tokiu būdu mes šiandien nėra ko stebėtis, kad mes tokią būseną ir turime. Nu ką padarysi? Tenka taikstyti su tuo, ką mes turime. Ir vat mūsų vienintelė šiandienė turbūt
kiek iš mano tyrinėtų papildų. Vienintelė firma, mūsų Malaizijos gyventa, didelis ačiū. Kai jie sujungė, matėt kokią visą krūvą, pavyzdžiui, Galanguardą paimam kai produktą, visą krūvą veikliųjų medžiagų, bet jie suderino tokiu santykiu, kai jie turi milžinišką galią mūsų organizmui. Netgi kai kurie elementai šiandienai, dabar tiesa neseniai peržiūrėjom savo laidas kai kurias, galime ištirpdyti akmenis jūsų tulžiai arba inkstuose, be jokių chirurginių įsikišimų. Nu, negalvokime, kad visi papildai, kokie jie bebūtų, turi, kaip ir vaistai, vien tik tai teigiamas savybės. Savybės tokios, kad jų naudojimą taip pat reikia turėti atitinkamų žinių. Va čia ir yra, ko mums turbūt gaminiai gamintojai, nei kas realizuojam, turbūt niekas nepasakė. Kokios yra tos vadinamos pozityvios savybės pirmiausia? Taip, tai matome, tai yra žarnyno valymas. Galanguardas mūsų šiandienai vienintelis dalykas. 75% mūsų imuninės sistemos priklauso nuo ko? Nuo žarnyno būklės. Pirmas dalykas, koks požymis išduoda, kad pas jūs šiandien žarnynas veikia nenormaliai. Nu, ne veltui sakydavau, oda tai žarnyno veidrodis. Pasakykit, kokia jūsų oda, aš pasakysiu, koks jūsų žarnynas. Jeigu jis tokį didžiulį procentą duoda mūsų imuniniai sistemai, tai kodėl mes šiandienai mažai kreipiame dėmesio žarnyno būklę? Valgom, ką norim, kada norim ir kiek norim. Ar paklausė žmonių, ar jūs laikotės daug maž režimų? Kada pusryčiai, kada pietus, kada vakarienė? Kada turiu laiko, tada valgau. Kada noriu, valgau. Ava, prisimenat mūsų, vyresniausius žmonės puikiai žinojau. Prie stalo sėdom visa šeima. Taip, ten persižegnojo šeimininkas ir visi vaikai, visi buvo pusryčiai, buvo pietus, buvo vakarienė, buvo laikas, buvo šventas dalykas. Žinau, kada karvutę apšelt, kada melst, kada kiauliukų šelt. Buvo ritmas. Kas būtina visam kosmose, viso visato yra ritmas. Ritmas toksai, kad mes taip pat pasirodo, to ritmo turėtume laikytis. Šiandienai dėja, šito ritmo mes jau išėjome. Nu, mokyklose pradėjau kažkiek tai ritmo laikytis, bet suaugusieji mes šito ritmo faktiškai visiškai nenorime laikytis. Aiškinamės, neturim sąlygų, neturim to, neturim ano. Tai va šitą produkciją įžymi tuo, kad jinai išvalo iš jūsų žarnyno visą, kas susikaupė per metų metus. Ne tik plonam žarnyne, aš anatomiją gal giliau nelysiu, ne tik plonam žarnyne, bet ir storam žarnyne šiandienai pas mus didžiulės problemos. Vieniems žmonėms, kas matome, iškietėję viduriai, kitiems laisvi per daug. Vieniems dujos kaupiasi, kitas, atrodo, masiškai ir nieko nėra, bet ką tą patį maistą valgau. Jau pirmas požymis, kad žarnyne yra sutrikimas, tai yra atsiradę dujos. Kas tai yra dujos jūsų žarnyne? Nu, chemikai puikiai žino. Tai yra metanas ir amoniakas, plovimo bakterijų atliekos. Kokia jų savybė? Gerai, jeigu mes jas išleidžiame. Jau pusė didelis. Bet jeigu jūs sėdžiu kolektyvę, kur nieko nedėsi. Spaudėm. Jau niekur nedingo mylėjai, jis ištirpo jūsų kraujuje. Labai gaila, kad pas mus nieks nematuoja, kiek amoniakų ištirpia jūsų kūnelėje, baigia turbūt šitą. Gyvūnams tikrina. Ištirpęs amoniakas jūsų kraujuje, ką daro pirmiausia žmogus? Turbūt žinot, amoniakų gyvuliukus net migdo. Žmogus, kaip sakoma, flegma, be nuotakos, be energijos, be iniciatyvos, o mes ieškome kažkokių tai vaistų papildų. Visų pirma, tai rodo, kad amoniakas savo darbą padarė. Metano kokia savybė? Nu, chemikai
Biochemikai žino turbūt. Jis suardo visą B grupę vitaminų. Jūs kiek nori, vat kiti žmonės sako, pirkau, valgiau tų vitaminų, B visų nėra, dingo. Kurie dingo? Su metanas viską suardė. į sudedamąsias dalis. Va taip ir turime šiandien. Žarnynui turi būti ypatingas dėmesys. Ir žarnyno valymas prie šiuolaikinio maisto, prie šiuolaikinio užteršos oro spinduliuotės visuomet duoda kokius pokyčius į mūsų imuninę sistemą. Tai yra mūsų apsauga. Šito produkto dėka mes šiandienai tikrai galime pasigirti, pasidžiaugti. Išbandyta, daug kas jau išbandė ir mano pacientų išbandė. Atsiliepimų yra gana įvairių. Tačiau ir savo praktikoje, kadangi pats turiu savo laboratoriją, turiu galimybės patikrinti, kokie organizme vyksta procesai, pro bet kokio vaisto ar produkto vartojimo. Galiu pasakyti tiek, kad mumi parodė produktą, taip jis puikus, visi žinom geras, tačiau kaip jį vartoti. Ten parašyta tik tai tiek, kad vartokime taip, vakare, išgeriam, rytaus paleis vidurius, būkim ramus, taip toliau. O toliau viskas taip, vieniems žmonėms taip, ta porą dienų po tą pusę pakelio, puiku, išgėrėm, pradėjo viduriai normalizuotis. Tik tai turėjau porą čia žmonių, kurie sakė, nedaibo, ką aš pamačiau, kas čia pas mane išėjo. Tai vat, gal geriau, kai kas bijot, nežiūrėkite. Nes yra tokie variantai, kad net didieji mūsų gyventojai, kaip askaidės ir panašiai, jos faktiškai pasišalinas bematant. Bet kad pasišalina tai puiku, bet vaikams, kada yra skaridės, man kai teko susirtuoti, jos pas vaikus sueina į kamuoliukus, susisuka. Ir nedai Bog, apsakydavo, tas kamuoliukas užstriks arba ten, arba išeina čia. Taip, kad dozę vaikams, taip, jis puikiai veikia, dozę vaikams mažykit tik 1/4 tų mažyčių kokelių. Matėt, turbūt jau daugumą matėt jo, tokiais padaryta kokelį. Atrodo, kas čia smulkmenėlės, tokia, mes tabletės valgom, tokio dydžio kaip centai. A čia va šitokia tik tai. Bet iki tiek jinai atidirbti jos tą sistemą, kai jinai faktiškai turi tokį milžinišką didžiulį poveikį. Jeigu daugiau kaip pasiimi 3 arba net 4 dienas jūs vizuriuojat, stop, sumažykit ne pusę, o tik tai po 1/4 imkite. Ir gerkite tą po 1/4 tol, kol sustabilizuosis jūsų vidaus organų veikla. Kitas dalykas – vanduo. Jeigu nebus vandens, mūsų valymosi arba mechanizmas šitas, jis faktiškai bus mažai efektyvus. Vandenėlio reiktų gerti, turbūt žinome visi, 3% nuo savo svorio. Ir antras dalykas, vanduo turi būti elektrolitas. Litras 1 gramas jūros druskos. Visiems iš eilės. Toks vanduo cirkuliuoja mūsų organizme. Ir jeigu aš pastebiu žmogų, kuris sako geriau vandens, o pilvelis įsipūtęs. Ką rodo, kad pas jį? Jis negeria elektrolitų. Visas vanduo pas jį papuolė tarp ląstelinę terpę. Ir va čia atsiranda mūsų jau patinimai. Kojų, rankų ir taip toliau. Taip, kad vandenėlis turi būti galimas tik su jūros druska, 0,9% turbūt žinom visi, ir tokį vandenį nebijokis, spaudimas nepakels. Kai aš girdėjau, kad šalčius sakė spaudimą, kraujo spūdį gydo su druska. Atsiprašau, koks santykis litrui? Litrui 1 gramas.
Tai yra trečdalis arbatinių šaukštelių. Jūs ten skonio nieko nepajusite. Aš mėgstu, aš visada. Jei druskos galima gerti po šaukštelį, po 2, po 3, jeigu jūs pakankamai gaunate kalio. Kalis neutralizuoja druską. Taip, kad jūs nebijokit, jeigu jūs sūresnį maistą valgote, duokit produktų, kuriame yra daug kalio. Yra santykis 1:2. Gramas druskos, 2 gramai kalio. Kaliarų pelkas valgot, mažai valgom. Tai va, vienintelė pas mus turbūt žmonės, kurie valgo kaliarų pelką. Taip, vienintelis turbūt mūsų augalas, kuris patį didžiausią turim kalio kiekį. Nu ir ropės, ridikai, irgi va šitą dalyką. Tai pavasarį visi ant tų ridikų puolami. Puiku. Vandens taip, 3% nuo savo svorių. Aišku, čia reiktų dar turėti duomenį nuo savo svorių, bet ir nuo metų laikų. Kokį jūs fizinį, protinį darbą dirbate ir kurio metų laiku. Vasarą jūs daugiau išprakaituojate, daugiau pašalinate skysčių, taip tą vandenį jūs automatiškai turite papildyti. Dabar kalbant apie skysčius, reikėtų paminėti ir tokį dalyką. Vat dalį žmonių keliasi naktį į tualetą. Kitus ima nemigas. Vat simptomai tokie, kurie šiandien dienai tikrai mes šiandien šitos produkcijos pagalba mes galime stabilizuoti arba atstatyti į vadinamą žmogaus vidaus organų būklę į simetriją. Simetrija yra tokia, kad kiekvienas žmogus yra surėdytas taip, kai jis turi būti simetriškas. Va čia vienas mano kolega iš Vilniaus sakydavo, žmogaus simetriją kaip tikrinu. Paimu 2 svarstyklės ir pastatau žmogų vieną koją ant vienos, kitą ant kitos. Ir kaip manote šiandien dieną, kiek žmonių yra sveikų simetriškai? Neištirtumų. Taip, yra neskirtomi po 4-5 kilogramus. Iki tokio šiandien lygį mes nesimetriški. Mat už tai sakydavo, vadinamas, egzistuoja patino patelės dėsnis. Vyrai, į ką pirmiausia žiūri pas moterį? Niekis. Krūtinė. Jūs gali būti gražiausia, tačiau jeigu pas jūs asimetrija vienausis tokia, jūs žiūrėsite ją, nes jinai gimdys tokius palikuonius. Ir visam gyvūnijos pasaulyje žiūrim į simetriją. Niekas net turbūt nepagalvojate, ne? Kas į kojas, kas į dar ką nors. Būkit simetrijoje. Ir jeigu žmogus, matom kaip jisai eina, jo išduoda, jau dalį problemų jau išduoda jo vien tik tai eisena. Kiekviena veido raukšlelė taip pat išduoda tam tikras problemas jūsų vidaus organuose. Kiekvienas jūsų judesys taip pat yra tartum indikatorius. Ir kada vat ateina žmogus ir aš pasižiūriu ir pasakau, jums skauda kairę petį, jūs dešinė koja trumpesnė, jums tas yra panašiai. Sako, iš kur čia matosi? Taip, mėlėjai, žmogus išduoda save. Tik tai, kaip sakau, žmogus didelė knyga. Tik ją išmoks skaityti reikia. Jis pasako labai daug apie ką. O jeigu jau nurengi kažkiek tai, tuomet iš karto pamatai. Stuburėlis į šoną, kur rodo, sėdėjimas koja ant kojų. Kas išprovokavo tokį dalyką? Suriebėjo kepenys. Skoliozė. Dėl ko formavosi skoliozė? Aš pats kiek metų tiesinau stuburiuką. Atrodo, iš tai viskas skoliozė. Praėjo porą savaičių vietas pats. Kur problema? Kepenyse. Nes kada kepenys didėja, kas darosi, formuojasi. Dėl ko jie didėja? Nuo cheminių vaistų, nuo maisto, toksinų ir streso. Tai va tokie dalykai darosi šiandieną mūsų organizme. Jau aš nenoriu čia įsiplėsti šitą sistemą, bet kada analizuoju visą šitą, jų irgi puikiai priemonė. Vandenilio peroksidas. Vandenilio peroksidas, kuris 3% parduodamas vaistinėse. Dėkite kompresą tarp jūsų šonkaulio apatinio ir klubo. Valandai laiko, 2-3 dienos viskas dings.
spaudėkit, nieko neskauda. Atrodo paprastas stebuklas, bet dėja jis labai efektyvus. Taip galima žiūrėti, bet labai dažnai vaikai skundžiasi, pabėgo skauda šoną. Tai rodo, kad jūsų sifonas vadinamas jau užpildytas. Ir vat, kada jisai bėga, lenkiasi, jie jau jį spaudžia. Dar jau apvalkalas stiprus buvo, bet iki laiko. O tas kreipkim už tai dėmesį, jeigu vaikas suskundžiasi su dešiniu šonu skausmu, patikėkit. Nu, turbūt žinot, kaip patikėkit. Spaudžiat lėtai, jis staigiai paleidžia. Jeigu ai, viskas jau aišku. Nieko nereikia jokių analizų. Dabar dar truputį apie vandenį, dabaigsiu pasakot. Iš savo praktikos dabar galiu pasakyti, kokį vandenį mes turime vartoti, naudojant va šitą produkciją. Kad vandens tiek naudojame, kokį kiekį naudoti puikiai žinom dabartis, tačiau kokioje būklėje efektas turėtų pats efektyviausias. Tai pasirodo, išgėrus šito preparato mūsų, nepavadinčiau jau nei papildo, o tiesiog, nu, nežinau kaip jį pavadinti. Vadina ląstelių maistas, bet tai čia ne tik ląstelių. Kolangoardos tai yra žarnyno valymas. RAIS kraujotakų, kraujagyslių valymas. Ir SET jūsų psichoemocinis būklės tvarkymas. O 3 va tokie komponentai. Kiekvienas atlieka savo funkciją. Tačiau, jeigu jūs atsigulsit, išgerėt ir jūs atsigulat kokiam 3-5 minutėm, testuojat su BS rezonansu, jūs pamatysite, koks efektas. Daug didesnis. Bet jeigu jūs išgersite, o kaip mes darydavom, ligonėms po operacijų, po gimdymo ir panašiai, duokite žmogui distiliuotą vandenį. Ką mums sakė, negalima distiliuoto vandens gerti. Taip, gerti užtisai nereikia, tačiau po virusinių susirgymų, po operacijų, po sunkios ligos ir panašiai, ir va po šito preparato jūs nors tą savaitę laiko pagerkite distiliuotą vandenį. Jūs pamatysite, koks efektas bus tada. Pasakykit, noriu paklausti, atsiprašau, distiliuotą vandenį galima plastiko induose pirkti? Galima. Matot, jo pH yra nedidelis, apie 7, net 7 pH nepasiekia distiliuoto vandens. Taip, kad čia nieko baisaus. Va tą vandenį, kur mes perkam, jau yra pH 8, matyt, ten turi būti užrašyta galiojimo laikas. Nes šitas plastikas, kuo didesnis pH, tuo labiau tirpdo plastiką. O plastiko turi būti žinutė, ne? Numeriukas, jeigu vienetukas, tai pats prašiausias, jis tirpdo vandenyse, tirpdo, mes jį skranduką dedam, o jeigu bus 6 arba 7, tai tokiam galim piltalų ir vaistus. Niekas nepasižiūrėt ant daug patėlių. O filtruotas jau nebetinka vanduo namuose, kai filtrus turim? Dabar kokius filtras? Tai yra filtrai, kurie yra atviršinio osmoso, kuriame kalkių yra faktiškai nulis. Bet tokio vandens taip. Osmoso filtrai galite naudoti pilnai tokį vandenį. Kas turi tokius filtrus ir net į tas vadinamas vandenilio generatorius, į tas gertuves, faktiškai aš pat naudoju ir rekomenduoju iš osmoso. Atviršinio osmoso naudojama vandenį. Jis neužsinešimi metus tarnaus ir nereiks jo ten plauti dažnai. Taip, kad vandenėlis, turėkime, įsigykit šito vandenėlių, kad turi būti efektas. Dabar vyresnio amžiaus žmonėms gali būti, kuriems virš 55-60, gali pakilti temperatūrą. Tokiu atveju arba mažinate jo kiekį, arba didinate vandens kiekį. Didinti vandens kiekį tokiu atveju. Taip, kad matome, preparatas tikrai puikus, čia galima apie jį galbūt daug kalbėti, dabar žiūrėjau yra ir internete, kas dar rusų kalbą būtų vyresnio amžiaus žmonės dar mokat, eikite per YouTube ir mūsų produkciją. Bet gydytojas dar
Jis ne tik tai žarnyną, ar ne, ir kraujagyslės valo, ir Taip. kepenis, taip. Kraujagysliai vis dėlto didesnį efektą duoda rais. Savaisiais. Jo, ten daugiau yra kraujotakos visai sistemai. Šitas eina dabar visai kas. Mūsų pagrindiniai kokie 2 filtrai išvaloma. Kepenys ir inkstai. Ir inkstai. 2 pagrindiniai filtrai šiandien dieną, kurie pas žmonės dažniausiai sutinku. Jau pirmas požymis, jeigu inkstuose problema, nemiga naktį. Pirmas numeris. Ne tablečių gert nuo įnuo, bet pasižiūrėkime, kokia visų inkstų būklė. Kaip patikryti inkstus? Savo namų darbo. 50 ml išgeriat sulčių brukėlių vakare prieš miegą. Ir pažiūrėkite, ryte nudažytas bus slopiamas, ane? Sveikam žmogui, sveikai inkstai bus niekur. Jei jūs raudonas, paminėjai, visose pusėse. Va, kur jūsų nemigo priežastis. Gamta žmogui taip tobulai surėdė, sukūrė, kad jis miegodamas nenumirtų. Už tai jam visuomet jį budina. Sakykit, kokį produktą nenutrūkstamai galima naudoti šitą? Patiškai valomas organizmas, žarnynas valomas. Nu, prie šio laikinių maistų, žiūrint, kaip jūs dar valgysit, į pusę metų vieną kartą. Į pusę metų vieną vatą į pusę. Tai yra būtinybė. Labai gerai tas vadinamas trikampis, jau kaip čia jau visiems. Dar su tuo trikampiu negaliu 100% visko sakyti, Danijai neturiu aš tiek žmonių ir duomenų čia Lietuvoje. Rusijoje ten žiūriu daug plačiau yra, jau gali pasiskaityti, tačiau man atrodo vis tiek mūsų maistas, emocijos nuo rusų gana truputį skiriasi. Ir nemažai skiriasi kai kuriais atvejais. Taip, kad aš Lietuvos sąlygom, tai vat pusei metų vieną kartą tą dėžutę tikrai. O jeigu dar jūs tą vadinamą trikampį suvartosi, tai iš vis puiku. Bet daugiau gali pusę metų naudoti. Gali pradėti. Nes prieš kai pusę metų. Pusę metų vieną kartą. Bet tai čia Pilnai gydytojai užtenka. gal jau kaip visi panaudoja Jūsų tam tikrą kursą. Pirmas rodiklis tai bus dujos. Pirmas rodiklis. Suvalgėt ankšnių kultūrą baroginto kopūstų. Dujos. Все, mėlėjai, jūsų žarnyne papuolė to, ko jums nereikia. Nesuvirškinamas. Valykit žarnyną vėl. Reguliuokite su maisto pirmoje. Raskite priežastį, kas jo. Dabar dėl to cukraus, visi dabar pamiršome visi ant to cukraus. Tai yra gliukozės mūsų organizmui vis dėlto kažkiek reikia. Mes jau turime gauti per vaisius, per daržovės, bet didžiąją dalį mes turime gauti ir medus, pakaitalas. Dėl to, kam diabetikai, vis dėlto pasakyčiau, kad medus galima gerti. Valgyti šaukštelis arbatinis į tą stiklinę vandens, tartum būtina. Nu, medų turbūt žinome, kam su sąnariais problemos, jau senovės ir ukrainiečiai metodavo sąnariams. Sumaišot medų su druska, kiti su soda, kiti su druska, deda kompresus. Taip, jūs laikinai nuimat skausmą, tačiau iš mūsų produkcijos tai yra tikrai nuostabi priemonė, kuri padeda, šiandienai galiu drąsiai sakyti, pas jūs ataugina kremzlinį audinį. Tai va iš to trikampių. Bet jau turėsit naudoti šitos visus 3. Kiek laiko? Tai va jūs kartu galit naudoti. Pradedat kolaguatą, bet nepradėkite tol, kol dar pas jūs dar eina visai, kol dar vyksta valymasis. Jeigu kitiem po 2 dienų jau viskas susinormalizavo. Gerai, 3 dieną jūs jau imat rais, kitą dieną imat set ir panašiai. Apie kitus produktus kalbėsim galbūt kitą kartą, nes ten tikrai įdomių labai faktų turiu. Ir įdomių, kurių niek nesitikėjau, kad šitaip gali daryti tokį poveikį. Tai matysime toliau. O šiandien tai turbūt apie šitą raisą truputį labai trumpai taip. Tai čia mes privalom. Klausimėliam pasilikti keletą minučių.
Žiūrėkit Rusijos. Mes Lietuvoje dar čia neturim eksperimentų, bet Rusija darė eksperimentus, moteriškė, kurie buvo onkologija, šiandieną sakė jau 3 mėnesiai iš Kaliningrado. 3 mėnesiai sakė, man dingo visi simptomai. Ir pas daktaris jau sakė, nežinau, kad bus. Nuo ko? Nuo produktų. Tai va, tai taip, kada kol kas mes dar tokių duomenų aš ir pas neturiu. Neteko susidurti, negaliu komentuoti daugiau. Bet jūs pabandykite, šitas dalykas tikrai nepakenks ir jūs galite tikrai to išbandykite. Plačiau, jeigu nori, sakau, yra tas rusų per YouTube Klonguart ir ten yra daug labai informacijos, atsiliepimų. Отзывы rusiškai. Jo, ten rusų kalba lietuviškai beveik neverčia. Ir subtitrų nėra. Bet jau mes dar turbūt daugumą suprantam ir o jaunimui paaiškysim. Aš dar noriu paklausti, jūs ten sakėte apie tos burokėlius išlapimą. Tai ta prasme, jeigu suvalgia burokėlių, jis neturi nusidažyti? Neturi. Tai aš pastebėjus, nes mažam Reiškia, jūsų inksai gerai filtruoja. Puiku, abu do inksai puikiai filtruoja. Bet būtinai sultis gerti ar galima Sultis palaikykite nors kokią 10-15 minučių, kad išgaruotų amoniakas. ir tada išgerti. Jo. O brokėlis, tuo jisai efektyvus ypatingai milteliai, juos gamina iš šaknų brokėlių pagrinde, nes ten veikliauji medžiaga yra pati stipriausia. Vat, ir jinai patiškai tuoj pat visus vožtuvėlius uždaro, kad būtų viskas, niekas nepapultų į kraują. Ir viską puikiai išvalo. Antras dalykas, brokėlių milteliuose, brokėlių sultyse yra nitratų, nitritų, kurį mūsų organizme virsta azoto oksidu. O paskaitykite apie azoto oksidą, pamatysite, tai nuostabis produktas, kurį mūsų organizmas, ką daro, gerina atmintį. Tai atsiprašau, gydytojas, tai ką man perduoti dėl tam žmogui, dėl dializės, dėl to žarnyno suriebėjimo, kaip naudoti kolongardą? Vat pradėkit nuo to ketvirtukų. Pradėkit nuo ketvirtukų. Tikrai sakau, pasižiūrėkit, labai efektyvi priemonė, jeigu jau yra problemos su miego arterijom, jeigu paklausiu, ar necypia ausyse tokiam žmogui. Jeigu cypia ausyse, tai rodo, kad jo miego arterija, praeinant prie ausies nervą, yra užspausta, susiaurėjusi. Ten pratimai yra įvairūs. Taip, masažas ar ne? Tai, vat, masažistai turėtų žinoti, kas dirba normaliai. Abiejose pusėse? Taip, abiejose pusėse viena praeina į kitą. Toliau jie pasidaina į kaklą, vat, ir kaklinėje dalyje. Ir visuomet, jeigu mes matome nuo ilgo sėdėjimo, mūsų patiškai galvą palaikantys raumenys yra per silpni pagal galvos svorį. Nes mes daug laiko praleidžiam taip galvą. O kad būtų krūtinis centrinis taskas, išvedu vertikalę, čia jūsų barta turi baigti. O taip sveikas žmogus turi būti laikysena. Tuomet atsireguliuojam kompiuterį, atsireguliuojam stalą. Mes turėtume dirbti rankos 90 kampų, kojos, kiek leidžia galvoja, jūs teisingai sėdit, kojos ištiestos. Jeigu yra galimybė, pakeišties kojas, jeigu daug sėdimą darbą dirba. Jūs neužspausit nei arterijų, nei venų, nei limfagyslių. Trumpai pakomentuoti, ką jie daro, o čia sudėti. Na va, tai ingredientus galim pasakyti. Dabar kas inulinas, kas? Amino rūgštis, taip, žinom visi. Pažįstamas produktas, kurio daugiausiai yra pakeičiama amino rūgštis, taip, mėsoje, raudonoje mėsoje. Linų sėmenys, puikus dalykas. Linų sėmenys kokią funkciją atlieka? Visų pirma, jos turi labai stiprų apvalkalą. Ką jos duoda? Omega 3. Jos neduos jūsų parazitų kiaušinėliams įsiristi jūsų organizme. Turbūt žinot, čia apie parazitus mažai kalbėjau. Jie per parą prideda, jų gyvenimo trukmė apie 30 parų didžioji dauguma. Tačiau jie prideda kiaušinėlių po 10-20 tūkstančių į parą. Ir kad neįsiristų iš jų lervos. Antras dalykas yra omega 3. Trečias dalykas yra ląsteliena. Ketvirtas dalykas kalis ir magnis.
Taip kad šitas produktas tai yra nepakeičiamas, jis tolygus yra dar kažkokiam sėkloms, tai yra kanapių sėklom. Jau kas augino namuose kanapės, tik spėkit su Ignetai paukščiukai tuo pat. Tik taip pribrendų paukščiai vis tuo pat sulesa. Taip, tai labai didelis mikroelementų šaltinis. Nu, akai uogos turbūt jau girdėtas irgi, tai yra irgi kalio, magnio šaltinis, plus antioksidantas. Kofermentas Q10, nu, turbūt jau visiems žinomas, girdėtas produktas yra, mums jisai labai reikalingas, tačiau jį dalinai jau turi pasigaminti organizmas pats, iš kitų komponentų, kuriuos mes valgome. Aloe vera, nu, tai yra kas, turbūt jau žinome, tai vienas iš stipriausių Lietuvoje pas mus augamų antibiotikų. Margainių ekstraktas, nu, tai turbūt jau žinotas margainis, mūsų kepenėlių džiaugsmas. Antras dalykas pasakyčiau apie kepenis trumpai. Patiškai kepenų gydyti nereikia, jeigu pas jūs sveikas, tvarkingas žarnynas. Kepenys turi savybę atsistatyti pačios. Tik jam sudarykim palankias sąlygas. Išvalė žarnyną, dujų nėra, kepenys atsistato pačios. Išskyrus tas atvejus, kada yra, nu, ta vadina biorasis parazitas, kas testuojant kapiliarą hepatiką vadinamas. Vienintelis jam padėjo graikinis riešutas. Ekstraktas graikinių riešutų arba žmonės, kurie valgo graikišką riešutą. O čia iš žuvies šitas parazitas ateina? Tas parazitas, jisai žuvo labai greitai, tačiau jei kol organizmas kepenys išvalo, užtrunka 2-3 mėnesius. Bet iš kur mes jį dažniausiai pasigaunam? Iš žuvies? Pasigaunam iš nedavirtos mėsos, iš rūkytos mėsos. Štai visuomet tas turime mėsą, kokia bebūtų, turi būti termiškai apdorota. Nes kitaip, kai mes rūkinam, kaip konservantas galvojam, tačiau parazitų kiaušinėliai vis tiek jie išlieka. Mes juos neišvalgome. Rūkėlių milteliai, nu tai čia aiškus dalykas rūkėlių milteliai. Tai yra mūsų pagrindinis komponentas, kuriame ką daro mūsų žarnynui. Padaro pralaidumą, uždaro. O tas turbūt, sakiau, gal trumpai paaiškinsiu. Kas tai yra žarnyno pralaidumas? Žinoma, nelabai. Kodėl mes kartais viduriuojam, o kartais viduriai tiek užkietėja, kad nieko negalim padaryti. Ir pasakysiu jums tokį, jums turbūt naują dalyką, kad vidurius. Nu, gerai, trumpai vat paaiškysiu, jeigu kas matysit, nupiešim žarnyną. Trumpai vat žarną, jo? Kas tai yra pralaidumas? Mūsų žarnynas turi tartum korys. Jis nėra, kad ištisinis yra korys. Ir yra vožtuvėliai, raumenukai, kuriuos valgo. Ir jie tam tikrų momentų gali atsidaryti arba užsidaryti. Jeigu normaliai pas mus žmogų žarnynas, peristaltika, kaip mes dar vadiname, jis yra pusiau atviras. Dalis maistinių medžiagų išfiltruojama ir eina pas jūs tiesiai į kraujagyslės į kraują. Tačiau yra atvejai, kada žarnynas ir užsidaro pilnai. Pavyzdžiui, raumuo. Ėmė ir susitraukė šitas raumuo palaikantis. Pavyzdžiui, stresas. Susirstavo žmogus, kai kuriems žmonėms labai greitai. Stresas užsidarė vožtuvai visi. Pralaidumo nėra, o čia tai masė eina kas, skysta visą laiką. Ir pirmin. Apnuodėjot ką nors, organizmas pajuto, kad į kraują papuolė kažkoks toksinas. Tuo pat uždarė. Ką reiktų daryti tokiu atveju? Čia yra organizmo savigynos refleksas. Reikia džiaugtis, kad taip yra. Bet jeigu jisai tęsiasi pas jūs 4-5 dienas ir panašiai, bet jau čia yra problema, kur? Va, mūsų kompiuteryje, mūsų smegenyse informacija neateina. Per kur pas jūs ateina šitą informaciją? Per jūsų miego arterijas kaklų.
Va šitie pirmiausia pasižiūrėjau. Jeigu žmogus viduriavo ką pirmoji, atpalaiduokim miego arteriją. Nu, kas masažus daro, arba osteopatai puikiai žino, kaip tai galima padaryti. Per pusę valandos galima paleisti taip, kad žmogus viskas susitvarkys. Tokiu atveju, ką reikėtų duoti žmogui? Atpalaiduovimas kada duoda? Kuo daugiau gerkim vandens. Atrodo nelogiška, ne? Skysti viduriai ir dar vandens duodam. Taip, mėlyjeji, padirbate su kakliuku patys. Savimasažas, duodat vandenėlio ir vožtuvėlė pasidarys. Atpalaidavot raumenis. Dar kiti ten būdai, jogai naudoja įvairius raumenų atpalaidavimo metodus. Su kvėpavimu, su kaukolės barškinimu ir panašiai, yra įvairiausių metodų. Atpalaiduokime. Tai rodo, kad yra ištisinis stresas. Žmogus sako, ar stresas ištisai, pas mane stresas. Ir bus dėl sabau. Tai mūsų sancetas Stresas gali duoda padėti. spazmas visuomet. Užspazmuojame kepenų veiklą, užspazmuojame žarnyno pralaidumo veiklą. Ir va čia pasidaro mūsų problemos. O kada užkietė viduriai, ką tai rodo? Kad pas jūs pilnai atsidarė. Viskas. Ir visas skystis pas jūs kur jau išeina čia, į kraują. Viduriai kietėja. Jau čia skysčiais negalima, mes pasirodo skystis. Ką tuomet darome? Paprastas būdas. Ant sviedinių gulat ir važiuojat pilvelį. Pilvo masažą. Kodėl maži vaikai taip mėgsta vadinamą tą sūrį spaust? Griūva vienas ant kito ir pilvą. Taip, intuityviai jie parodo, kad reikalingas vidaus organų masažas, visceralinis masažas, kurį šiandien labai gaila, kad pas mus mažai kas daro. Tai yra būtinas. Aš visiems žmonėms parodau, jeigu tik tai pas jūs sudvadėja kepenys, surėbėja kepenys. Visuomet pasidarykite kokį masažą. Gulkite ant sviedinių, jeigu nėra kam padėti. Ir pabandykite, pavoliokite savo pilvelį. Yra įvairūs vibratoriai. Einate po kasą po kepenių. Pasveiką žmogų normaliai, paikė šuo du pirštus po kepenimi po kasą. Paspauskit, kuris kietesnis, kuris minkštesnis. Jeigu kietesnis, žinau, žmogus kels dešinę koją. Diabetikai kels visuomet kairę koją. Tokia taisyklė, niekur mes nedingsim. Taip, kad matom, kiek tų, sakau, išdavikų yra, kurie išduoda žmogaus būklę. Taip, klausimėliai dar kokie?